Sveiki, šiandien išmoksime, kaip pridėti prekę į elektroninę parduotuvę. Kaip pavyzdžiui, parodysiu vieną prekę, kuri jau įdėta, ir mes sukursim lygiai tokią pačią analogišką kaip elektroninė parduotuvė. Visų pirma, ją apžiūrėkime. Įeiname į minėtą prekę, išmoksite pavadinimą rašyti, priskirti gamintoją, prekės kodą, prieinamumą nustatysime, ar tai sandėlyje, ar turite ar neturite prekių. Žinome kainą su akcija. Šiuo metu matote iš karto rodo dvi valiutas, iki Liepos 1 tai yra reikalavimas, todėl rodo dviejomis valiutomis. Taip pat išmoksime nustatyti pasirinkimus, kaip pavyzdžiui šiuo atveju pasirinkti telefono atminties talpą. 3 variantai. Žinoma, kaip taisyklingai pridėti nuotraukas prie prekės, kaip suformuoti aprašymą, kaip sudėti žymas. Kitas dalykas, galbūt šiek tiek sunkiau, tai yra kaip aprašyti specifikaciją prekės. Ne visiems to reikia, bet dažnai pasitaiko, kad prireikia ir šios funkcijos. Kuo naudinga, tai kad nustačius tam tikrus parametrus, vedant kitas prekes, jau jums nereikės visų duomenų vesti, jums reikės vesti tik šitos duomenis. O štai šitie duomenys, kaip yra atributų grupė, tai yra šiuo atveju telefono techniniai duomenys ir patys atributai, akumuliatorius, kamera, operacinė sistema, jie automatiškai išgeneruojami ir tokiu būdu taisyklingai suformuojama lentelė ir jums belieka įrašyti tik šitos parametrus. Čia matote ir sekantį atributų grupę ir atitinkamus atributus, kuriuos reikia atskirai suformuoti, o pridedant prekę, tai reikia įrašyti atributų reikšmės. Tai parodysiu, kuriant prekę. Vertinimai lentelė, čia nieko nereikia jums daryti. Ir panašus produktai, kaip yra susijęjami panašus produktai prie prekės. Aišku, panašių produktų ar susijusių produktų vieta pagal dizainą gali skirtis vieta, tačiau parodysiu, kaip jie pridedami prie prekės. Kur rasti šią informaciją visą aprašytą, tai tiesiog reikia ateiti į parduotuvę.lt, nueiti į kategoriją kaip valdyti, aprašymai ir jūs čia rasite viską detaliai aprašytą. Kaip matote, čia galite pasiskaityti detaliai. Dabar liekam prisijungti prie administracinės aplinkos, eiti į katalogas produktai ir pridėti naują prekę. Tai ir mes padarykim. Spaudžiam pridėti ir prašysim telefonas numeris 2. Samsung, leiskim. Kopijuoju į kitą kalbą, kaip praeitam video minėjau, būtina sąlyga, kad pavadinimai abiejomis kalbomis būtų, metažymos aprašymai ir metažymos raktažodžiai aprašyta www.seo paslaptys.lt. Šitie duomenys nematomi, todėl apie juos ir nekalbėsiu. Tai susijęs su SEO optimizacija. Sekantis žingsnis tai yra aprašymas. Tai yra detalus prekės aprašymas. Elementarus tekstas suformuojamas šitame aprašymo lauke. Tiesiog kopijuosiu man turimą tekstą. Tai yra elementarus tekstas. Išlygiuojamas, paryškinimas, kaip jums tinka. Headingų sudėliojimas. Dažna pasitaikanti tokia klaida, tai išlygiavimas. Dažnai pamirštama ir nekaip atrodo elektroniniai parduotuviai. Žymos, kas tas yra ir kurioje vietoje, štai jos yra čia. Aišku, jos nėra tiek svarbios šiuo atveju dėl SEO optimizacijos. Sumažėjusio reikšmė, bet esant poreikiu jūs jas galite sužymėti. Jeigu nematot poreikio, galite palikti tuščią. Kelias įrašom kaip pavyzdį. Sekantis žingsnis, tai jei aktualu kelios kalbos, visą tą patį surašote ir kitą kalbą. Šį atvejį mes praleisim. Sekanti lentelė yra duomenys.
Viena sąlyga, kuri būtinai reikia išpildyti, yra prekės kodas. Tai mes tiesiog įvedam prekės kodą, kad pirkėjas nusipirkęs labai trumpai galėtų pasakyti, kokią prekę nusipirko, ir jūs atitinkamai lengvai galėsit susijęti su nupirkta preke ir nebus sumaišyta. Bet kokį mes įvedam. Sekančių kodų taip pat yra daug. Šie visi parametrai nėra matomi jūsų klientam. Jeigu jums reikia, jūs galite papildomai susivesti kodus. Dažnas naudojamas kodas yra SKU. Šiuo atveju jų bus matomas tik administracinėje aplinkoje, tai daugiau apie tai nekalbėsime. Kaina. Nustatome kainą. 200 eurų. Tai yra ta kaina, kurią matys klientai. Sekantis nustatymas mokesčiai. Jeigu jums aktualu atskirai išskaičiuoti mokesčius, tai yra galimybė, pavyzdžiui, suformuoti, kad jums papildomai prie įvestos prekės skaičiuotų ir mokesčius. Tai yra tiesiog nusistatymas apmokestinti PVM, galima ir pridėti visų kitų mokesčių, kokių jums reikia. Šiuo atveju apie tai nekalbėsim, bus apie tai daugiau kitam video. Mes vedame kainą tokia, kokia yra, ir bus tokia kaina ir matoma jūsų klientams. Tačiau, kaip minėjau, yra galimybė ir segmentuoti atskirai mokesčiais, atskirai šalims ir panašiai. Kiekis tai tiesiog suveda, kiek tų prekių jūs turite pas save. Minimalus kiekis tiesiog belieka nusistatyti. Jeigu jūs nenorite, kad ta prekė būtų parduodama po vieną, jūs galite iš karto įrašyti 2. Tai reiškia, kad minimalus kiekis tos prekės nupirkimo bus 2 vienetai. Vis paliksim vieną. Kitas parametras – sumažinti prekių kiekio likutį po prekės nupirkimo. Sistema automatiškai skaičiuoja nupirktą prekę ir automatiškai, jeigu nupirks vieną prekę, sumažins likutį ir pasiliks 99. Tai jūs norite vykdyti šį skaičiavimą, tai pasilikite parametrą taip. Jeigu jums neaktualu, tai galite pasilikti ne, ir šis parametras visą laiką bus toks pats ir nekis. Kitas su to susijęs parametras – neturimas prekės būsena. Kai bus toks atvejis, kai bus išparduotos visos prekės, visos 100, tuo metu šioje vietoje tiesiog galiu iš karto parodyti prieinamumas. Kaip matot sandėlyje, šiuo atveju, kai pasidarys prekių likutis 0, bus užrašas laikinai nėra. Šios užrašus irgi galite redaguoti atskirai. Čia kaip pavyzdys, kur jie yra sistema, lokalizacija, užsakymų būsenos. Tai darau naują kortelę, tiesiog parodyti kaip pavyzdį. Ne užsakymų būsenos, sistema, lokalizacija, atsargų būsenos. Tai yra. Kaip matote, štai yra tie užsakymų. Galima juos paredaguoti ir parašyti taip, kaip jums tinka. Einama toliau. Reikalingas pristatymas. Žymite taip arba ne. Ne, tokiu atveju žymama tuomet, kai prekė siunčiama failu ir nereikalingas pristatymas. Tuomet žymama ne. O jeigu jūs darysite realų pristatymą, tai turėtų būti pažymėta tai. Domenų plėtinys. Ši vieta gali būti nepildoma, tačiau galbūt rekomenduočiau išpildyti. Tai bus daug gražesnis parametras ir daug geriau atsižvelgiant į savo situaciją. Tačiau atkreipiu dėmesį, jeigu abiejom prekiam suvesite vieną ir tą patį domenų plėtinį, tai kažkuri prekė nesidarys. Todėl rekomenduoju visą laiką įvedus naują prekę pasitikrinti, ar tinkamai prekė atvaizduojama elektroninėje parduotuvėje. Surašysim telefonas, leiskim 1. Galim pasižiūrėti. Pavyzdžiui, štai šita vieta ir bus mūsų plėtinys. Matote, kaip pavyzdinėje nesuformuotas taisyklingas parametras, tai sistema automatiškai pridėjo produkto ID. Atvaizdas. Tiesiog pridėti atvaizdą. Pavyzdinį prekę mes jau turim. Tiesiog keliais paspaudimais pridėjome nuotrauką. Pasirodymo data.
Jūs galite nustatyti, kada ši prekė bus aktyvuota jūsų elektroninė parduotuvė. Jei neaktualu, palikite tai kaip yra ir iš karto išsaugus jums šita prekė bus aktyvuota. Išmatavimai. Ilgis, plotis ir aukštis. Šis parametras aktualus tuomet, kai jūs naudojatės prekių pristatymo būdais tokiais kaip LP Express, Omniva, tie visi paštomatai, nes tokiu atveju reikia skaičiuoti kiekvieno siuntinio ilgį, aukštį, plotį ir atitinkamai pateikti parametrus, kad taisyklingai būtų suskaičiuojamas kaina užsakymų. Jeigu jums neaktualu, tiesiog palikite tuščią. Ilgio klasę, kaip matote, irgi galite pasirinkti, kokį jūs norite. Svoris. Svoris irgi aktualus tuomet, kai jūs tai norite parodyti klientams prekės svorį prekių krepšelyje. Jie taip pat aktualus tuomet, kai prekių pristatymas paremtas svoriu. Tai yra sistema pagal atitinkamą svorį suformuos pagal jūsų nustatytą kainą. Jeigu svoris kilogramas, viena kaina, 2 kilogramai, kita kaina. Jeigu jums tai neaktualu, tai galite nepildyti. Matot, galima parinkti ir svorio parametrus. Būsena aktyvuota arba deaktyvuota. Tai yra, galite išsaugoti prekę, bet galite, jeigu nenorite, tam tikrą laiką ją išjungti. Rikiavimo eiliškumas. Tai yra eilės tvarka, kurinai bus atvaizduota prekių kategorija. Kaip pavyzdžiui, čia 1, 2, būtų 3, 4 ir taip toliau. Tai yra rikiavimo eiliškumas. Nuorodos. Gamintojas. Jeigu neturite tos prekės gamintojo, tiesiog palikite tuščią. Jeigu jau suvedėte tam tikrus gamintojus, mes galime priskirti gamintojui. Kaip pavyzdžiui, žinau, jau yra suvistas gamintojas Samsung, aš pradėjau įrašyti ir automatiškai man išmeta minėtą gamintoją. Kur tie yra gamintojai? Katalogas, gamintojai, aš darau naują kortelėje, su tikslu parodyti, kur tas yra gamintojas. Štai matot, suvesti gamintojai. Čia galima redaguoti, pridėti naują ir atitinkamai, kai bus suformuotas naujas gamintojas, štai šitoje vietoje pradėjus rašyti, jums išmes visus susijusio gamintojo ir jį priskirsite minėtai prekiai. Ir atsidarę prekę jūs pamatysit susietą su gamintoju, štai šitoje vietoje. O paspaudę tiesiog ant tos gamintojus jūs pamatysit visus gamintojus ir tas prekes, kurie susijęti su minėtų gamintojų. Kategorijos. Jums reikia priskirti, kuriai kategorijai ši prekė priklausys. Šiuo atveju matot, mes turim 3 kategorijas ir dar 2 subkategorijas. Kadangi tai telefonas, tai mes ir priskirsim telefoną. Mes jau pradėkim rašyti telefonas ir štai išmetė telefonai. Taip pat tą pačią prekę jūs galite priskirti prie bet kuriai kitai kategorijai. Pradėti rašyti nešiojimo kompiuterį, pridėti nešiojimo kompiuterį. Kadangi tai prekė telefonai galbūt neaktualu, reikėtų tiesiog pašalinti. Filtrai yra atskiras aprašymas apie tai, todėl šiuo atveju neminėsiu filtrų valdymo. Tačiau įmanomas ir filtravimas. Toliau. Siuntiniai failų. Čia aktualu tik tuomet, kai jūs parduodamėt prekes, kurios siunčiamas failų. Susiję produktai. Analogiška situacija, jeigu žinote jau įvedę panašias prekes, jūs vėl pradeda rašyti, kaip matote, pradeda rašyti, išmeta susijusias prekes. Aš galiu pridėti bet kurią susijusią prekę. Matot, kiti kompiuteriai ir taip toliau išmeta ir susiję išjungimas analogiškai. Atributas. Kas tas yra atributas, šiek tiek rožių, parodysiu dar kartą. Atributai matosi specifikacijos lentelėje. Štai čia yra atributai, štai čia yra atributų grupė, o čia yra atributo reikšmės. Sekantis atributai, štai čia yra atributų grupė, štai čia yra atributai, štai čia yra atributo reikšmės. Kaip suformuojami atributai. Angi matote, čia mes pridedam ir nieko kol kas nematome. Kur tie yra atributai ir atributų grupės. Katalogas, atributai, atributų grupės. Tai darau naujoje kortelėje. Ir pamatysime, tai jau suformuotas, sukurtas naujas atributų grupė.
Kaip matot, specialiai pažymėjau atributų grupę. Norint sukurti naują, tiesiog spaudžiate pridėti. Kadangi jau yra, aš tiesiog paspausiu redaguoti, kad jums parodyti. Tai tiesiog įvestas pavadinimas tos atributų grupės, kuris matomas štai šitoje vietoje. Toliau pats atributas. Kur tie yra atributai ir kaip juos sukurti. Atributai. Ir vėl einame į ne atributų grupės, o į atributai. Štai matote visas atributų sąrašas. Matote taip pat, kokiai atributų grupiai priskirtas atributas. Šiuo atveju galbūt mums aktualu būtų trys atributai. Priskirtas vienai atributo grupiai, tai telefono techniniai duomenys, tai yra akumuliatorius, kamera ar operacinė sistema. Pridėjimas analogiškas. Kaip pavyzdžiui, galima pridėti ir priskiriam reikiamai atributų grupiai. Šiuo metu nepriskirsiu tiesiog. Tai va, tai pridedame atributų grupės ir atributai. Grįžtame į produktą ir kaip pridėti vėl tuos minėtus atributus. Kaip atsimenate, yra atributas akumuliatorius. Mes ir pradedam rašyti akumuliatorius. Matot, dvi raidžias prašus, iš karto matos, kokia atributo grupė priskirtas, koks atributas. Akumuliatorius. Leiskim ličio bateriją. Galime palikti, pakopijuojame į kitą kalbą. Toliau atsimenam yra atributas operacinė sistema, taip. Android. Dar kokį mes turim kamerą. Pridedam kamerą. 8 pikseliai. Čia mes viską ėmėm iš vienos atributų grupės. Aišku, galima imti ir iš kitos atributų grupės, kaip šitam pavyzdyje. Procesorius. Yra kita atributų grupė ir jisai turi savo atributus. Pavyzdžiui, dažnis. Mes galim lygiai taip pat pridėti ir čia. Pradedam rašyti dažnis. Tiesiog bet kokį rašom dažnį. Pažiūrim, ką mes tam. Branduolių kiekis. Pridedam. Pradedam rašyti. Kuo yra tai patogu? Šitie parametrai jau yra suvesti, mums nereikia vesti antrą kartą ir jie taisyklingai ir tvarkingai išdėstomi. Mums belieka įrašyti tekstai, tai yra atributo reikšmė. Atributo reikšmės yra štai čia. O visi atributai grupės, atributų grupės ir visi atributai jau yra suvesti. Ir taip mes juos galime staigiai pridėti prie kitos prekės. Belieks įrašyti tik tai reikšmės. Taip, čia suformavom. Pasirinkimas. Kas tas yra ir kaip tai atrodo. Pasirinkimas štai yra šitoje vietoje. Kai šiuo atveju matot, pasirinkite atminties talpą. 8, 32 arba 16 GB. Plius matote, kad prisideda papildomai ir kaina. Kaip tą suformuoti ir kur tas viskas suformuojama. Grįžtame. Pasirinkimai. Matote. Tuščia lentelė. Nieko nematome. Kaip suformuojami visi pasirinkimai. Katalogas. Pasirinkimai. Atidarysiu naują kortelę, parodyti, kaip jie yra suformuoti. Štai yra visi pasirinkimai suvesti. Matote, pasirinkti atminties talpą jau mano suvestas. Aš dabar kursiu naują, tiesiog parodysiu, spausiu redaguoti. Jūs, jeigu jums reikėtų kito atributo, kito pasirinkimo, jums tiesiog reikėtų spausti pridėti. Spaudžiu redaguoti. Ir tiesiog čia galite įrašyti pasirinkimo pavadinimą. Šiuo atveju pasirinkite atminties talpą, kurią matote štai čia. Pasirinkite atminties talpą. Esant poreikiui galite pakeisti. Žymės langelis. Štai yra šitie. Yra kitų visų pasirinkimų. Tai yra pasirinkimo laukas arba tiesiog pasirinkti žymės langelis. Rūšiavimo eiliškumas jau minėjau, tai seka. Ir mes pridedam visas reikšmės, kokias tik tai turim. Mes galim dar papildomą prisidėti, daleiskim, 64 GB.
ir taip toliau. Šiuo atveju neišsaugosiu, jau yra kas pridėta, tas pridėta. Grįžtu į prekę. Kaip matau, yra kokie čia yra pasirinkimai. Pasirinkite atminties talpą. Taip. Mes čia ir pradedam rašyti. Pasirinkite atminties talpą. Pasirinkame. Kadangi visi jau parametrai suvesti, mums reikia prispausti pridėti pasirinkimo reikšmę ir toliau suvesti reikalingus duomenis. Eilės galbūt tvarka 8 GB, 16 GB, 32. Čia reikia nustatyti kiekį, kiek jūs, pavyzdžiui, tų telefonų turite su 8 GB. Leiskime, šitų turite 10, šitų 20, o gal šitų 5. Taip pat čia yra klausimas, ar sumažinti kiekį po nupirkimo, taip arba ne. Kaip matote, yra galimybė pridėti kainą papildomą už atitinkamą pasirinkimą. Galbūt daugiau gigabaitų jums kainuos daugiau, 10 eurų daugiau, galbūt 32, dar daugiau, pridedama daug atitinkamai. Taip pat yra galimybė, jeigu žaidžia su lojalumo programa, pridėti ir atitinkamai taškų kiekių. Jeigu aktualus svoris, pridėti ir svorį arba atimti yra galimybė. Lygiai visur taip pat čia irgi yra pridėti ir atimti. Štai čia yra pasirinkimas. Nuolaidos. Galima pridėti nuolaidą klientų grupėms, jeigu tai aktualu, fiziniai, juridiniai ar kokie VIP klientai, kurie prisijungia, matys kitas kainas. Šiuo atveju nerodysime. Akcijos. Tai labai paprasta pridėti akciją. Jeigu mes ten vedėm 200, tai galime suvesti 100 eurų. Taip pat galima nustatyti, kada akcija prasideda, kada akcija baigėsi, kuriam datom. Jeigu neaktualu, tai tiesiog ištiriam datas ir akcija galios visą periodą. Atvaizdas, tai pridėsime visų kitų paveiksliukų prie minėtos prekės. Tai yra labai paprasta. Tiesiog pažymime, galima double kliką naudoti, kaip jums tik patogiau. Pažymėti viską galima ir arba pridėti visus iš karto. Taip pat galima nustatyti ir rikiavimo eiliškumą minėto paveiksliukų. Lojalumo taškai, jeigu jums aktualu lojalumo taškai, pridėjimas už nupirktą prekę, tai yra vieta, kur tai galite susikonfigūruoti ir parašyti, kaip viską tai padaryti ir atitinkamai klientų grupėm. Dizainas, jeigu jūs kūrite prekę, tai ir pridėkite prie produktų puslapio. Produktas prie produktų, kategorija prie kategorijų. Nesumaišykite, nes gali jums išdėstymas prekės būti netinkamas. Viską užpildyti, spaudžiame išsaugoti. Belieka pasižiūrėti į minėtą prekę. Mes pridėjom į kategoriją telefonai. Kaip atsimenat, buvo šitas telefonas jau pridėtas, mes pridėjom telefoną. Dar vieną su numeriu. Taip, pavadinimas. Matot, priskiriam prie gamintojo. Prekės kodas yra prieinamumas sandėlyje, kaina su akcija. Pasirinkimai mūsų. Nustatėm ir kainas papildomus. Aprašymas. Žymos. Toliau žiūrim specifikaciją. Ką mes surašėm. Tai yra telefonai techniniai duomenys, tai yra atributo grupė ir patys atributai. Juos mes išgeneravome, ten beliko mums įrašyti atributo reikšmės. Ir kita atributų grupė, tos atributų grupės atributai ir beliko suvesti reikšmės. Taip tvarkingai išdėstys jums parametrus. Įvertinimai nieko nedarėme ir susiję produktai, atsimenat, kaip pridėjom susijusius produktus. Štai viskas, kaip jums reikia pridėti prekę prie elektroninės parduotuvės. Parodysiu dar vieną dalyką, kaip greitai redaguoti minėtą prekę. Katalogas, produktai, greitas redagavimas. Uždėkite varnelės ten, ką jūs norėsite redaguoti. Matot, atsiranda redagavimo galimybės. Mūsų nauja prekė štai yra čia. Mes iš karto rašom ir iš karto viskas išsisaugoja. Čia tiesiog reikia būti atsargiam, netyčia užvedus pelę ir paspaudus, iš karto mes
pakeisim visus parametrus. Tad iš karto viską keičia, galima ir priskirti prie papildomas kitos kategorijos, kad tai prie kompiuterių priskirsiu, matot, iš karto prisikeičia. Galima iš karto pakeisti gamintoją, galima redaguoti kainą ir taip toliau, ką jūs norėsite. Galbūt kiekis aktualus būna dažnai paredaguoti, labai greitas, nereikia eiti prekę. Iškart paredagavome. Taip pat aktualus toks dalykas, kaip ir ar prekė aktyvuota ar deaktyvuota, mes ją labai greitai galime išjungti ir jinai nebus rodoma elektroniniai parduotuvėje. Taip pat labai patogus mygtukai iš karto eiti į peržiūrą, redaguoti standartiškai arba tiesiog redaguoti tik aprašymą. Paspaudus mygtuką mes tiesiai pateksime į minėtą prekę. Toliau dar vienas dalykas, kaip matot, taisyklingai suformuluotas URLas. Jei kils klausimų, tiesiog apsilankykite elektroniniai parduotuviai www.lparduotuvė.lt, susiraskite, kaip pridėti prekių kategoriją ir ten visą informaciją ir aprašyti ir šis video.